Labas vakaras, gerbiami mūsų televizijos žiūrovai. Šio vakaro mūsų laidos tema – visuomenė ir jūsų augintiniai. Ir taip pat gvildensime temą, kas yra geriau, ar talentingas jūsų augintinis, ar visgi amžinai niurzganti jūsų antroji pusė. Aš net nebejoju, kad talentingų gyvūnų mes pamatysime čia ne vieną, nes čia laida Zuzu ir aš noriu pristatyti jums mūsų garbingą ir labai prašmatnę komisiją. Mindaugas Stasiulis. Gintas Vaičikauskas. Ir Aistis Mickevičius. O Dieve, jūs atnešėte dovanų į mūsų muziejų. Ačiū labai. Jūs užsikiškit ir nereikės jums prie krūmo. Kągi, metas mūsų pirmiesiam vaizdeliam. Taip pat nemažą vaidmenį atliks ir ketvirtasis mūsų komisijos narys, Paris, kuris skirs mūsų vienam iš dalyvių papildomus 30 taškų. Dabar metas pažiūrėti jūsų atsiųstus vaizdelius. Komisija. Tikit čia. Tikit. Sėsk. Čia. Kur mano lapai? Nematė mano lapų. Gerbiamo komisija, prašau, žiūrėkime pirmą mūsų vaizdelį. Tai yra šuo Fordas, kuris turi talentą laipyti medžiais. Neblogai. Gal jam nagai priauginti kaip? Fifai? Jo, bet čia klipa lygų medį. Praktiškai lygų. Aukščiau. Geras. Puikiai. Tai jis gali parnešti bet kada gegutės kiaušinį. Šiandien noriu gegutės kiaušinienį. Parnešk. Žaisti dar su vaikai. Ok. Nagi. Na, mažasis žmogau, kalbėk. Fantastinis pasirodymas to šunio. Man tikrai patiko ir padarė įspūdį, kaip jis lipa į medį. Ne kiekvienas tvirtas vyras sugebėtų ir beigi moteris. Todėl aš skiriu šiam šuneliui aukščiausią įvertinimą 30 balų. Bravo. Reta, nežinoma dar. Nežinia, kokiu būdu šeimininkas priverčia tą daryti. Bet kadangi čia kažkas įtartina ir šalia gamtos, tai aš vis dėlto rašau 20 balų. Jeigu būtų tiesų medį įlinkė, man to, kad tas medis nulinkęs yra vertas 30 balų labiau. Aš duosiu irgi šuniui šiam 20 balų, nes medis, kaip ir Mindė sakė, palinkęs. Tai jeigu į tiesų 30, dabar 20. Visiškai pritariu tau. Tiesinkit medį. Taip, tiesinkit medį. Tiesink medį, kol jaunas jo. Tiesinkit medį. Taip, tiesinkit medį. Tiesink medį, kol jaunas jo. Aš manau, kad į pušį turėtų lipti ne šunys, o geniai. O šis šuo lipa į medį su savo su malonumu tai daro ir matos, kad jam tai patinka ir šeimininkui tai patinka. Jeigu jau dviem patinka, tai jie vertė būtų 30 balų. Ar aš neklystu, kad 100 balų? 100 balų. 100 balų. 100 balų. Bravo, 100! Miela komisija pasirengusi išvysti ir antrąjį vaizdelį. Tai yra Vilniaus atsiųstas vaizdelis, kuriame jūs pamatysite bulterjerų veislės kalytę Zeiną. Jis suvalgo žmogų? Ne. Ne? Ne. Ne šitam kitam vaizdelį. Knarkia. Žmogiška labai. Vyras geras. Toks tarp triušio, vyro. Kažkas maišyta. Dar kažko. Įdomu, ką sapnuoja. Jo, o čia įdomiausia. Gerai, vertinkim. Na, man išties padarė didelį įspūdį sužmogėjęs knarkiantis šuo. Todėl aš skiriu šiam šuniui 20 balų. Be jokių priežasčių. Man atrodo irgi, kad iki to wow, miau, ką mes čia sakom, trūksta, ar ne? Man tai labai daug pritrūko, aš sakau, kai šuo ar šeškas yra nesąmoningos būsenos ir jis nežino, kad dalyvauja laidoje Zuzu, tada jau yra šiek tiek prašiau. Aš rašau, nu gerai, 20. Labai sunku vertinti, nes tai aš nemanau, kad tai yra talentas, nes, pavyzdžiui, kai žmogus knarkia, tai žmogui galima pripaišyti. Ir sako, kad, pavyzdžiui, knarkimas yra vienas iš pirmų sunkių ligų požymių. Tai galbūt tas šuo tiesiog serga, rašau jam 10 balų ir veskit jį pas veterinarą, nes jisai knarkia, jam kažkas yra blogai. Gydykit šunį ir tada atsiųskit kažką, ką moka tas šuo. Galų galės suvalgyti moterį, kaip sakė. Didysis veterinaras Gintas, kuris, aišku, baigęs yra visus mokslus, nusprendė, kada šuo serga, kada neserga. Nes viską išmano iš tikrųjų.
Šiaip, žinokite, nesirga šitas šuo, šunys knarkia lygiai taip pat kaip žmonės ir tada dažniausiai, kai labai pavargsta. Kadangi šitas šuo labai stipriai knarkia, reiškia, prieš tai kažką labai tokio ypatingo darė ir labai pavargo, tai aš jam prašau 30 balų. Ha! Ką tu vyrui parašytum knarkiančiam? Vyra knarkiantis, mes šventofas mėgotis. Ir kiek parašytum balų? Parašyčiau 0 balų. Ne, aš jam galiu 10 parašyti. Bendra suma kokia? Mokim rezultatus. Neprisimenu, kiek jis parašė. Aš 10 indė, 20, Aistis 20. 20, 20, 10, 50, 80. Ir viso Kaltezėjinas surinka 80 balų, jūs galite už ją balsuoti ir internete. O dabar mėlo komisija pažiūrės į trečiąjį vaizdelį, kai baigs knarkti. Tai yra ovio atsiųstas vaizdelis, kuriame yra rulis, arba rulio atsiųstas vaizdelis, kuriame yra ovis. Viedžo, nežinau, žiūrim. Nu, jūs šią sportą. Nu, žinovai. Futbolą žaisti su krepšinio kamuoliu yra neblogai jau. Bet tai taip daro visi šunys. Ne, o taip, čia gerai buvo. Aišku, va vienas epizodas. Nors šiaip laksto gerai. Aš manau, kad jis turi šiek tiek panašumų. Ne, varinėja gerai, aš atsimenu. Į Leonelį Messi, manau, kad tikrai gerai. Šiaip tikrai puikiai. Ta prasme, kitas šuo biškį pastumtų ir nubėgtų. Jo, puikiai. Leonelis Messi arba jo reinkarnacija. Čia net, jo. Šito šuns reikia Lietuvos futbolo rinktiniai. Aš manau, kad jis būtų pats geriausias vietoj Šumbero. Ne. Šembero. Šemberą aš visada maišau su šerbetu. Su šerbetu. Jeigu jau reikia rašyti, Šumberas, rašyk greitai balus. Aš iš pradžių burnojau, atsiimu burnojimą, su plačia šypsena rašau 30 balų, puikus driblingas, puikiai šuo valdo kamuolį ir va taip va. Olė, nebejotinai už futbolą, už žalią veją, už futbolą, kad ir su krepšinio kamuoliu, 30 balų. Aš palaikau kolegas. Turėk savo nuomonę, kiek rašai? 10. Gerai. Šunsnukis. Aš nežinau, kas yra driblingas ir nežinau, kaip varo Šumberas ar Šemberas tą futbolo kamuolį. Šitas šuo smagiai žaidė su kamuoliuku, aš jam rašau 20 balų. Ką? 90 balų. 9. Gėda futbolo nemėgstantiems žmonėms. Gėda. Mauricas Rimas tai būtų. O būtų Rimas Mauricas, jis ne taip pavarytų. Ginto laimiai, mūsų laidoje bus ne tik šunų, bet ir katinų. Žiūrim. Pupsiai. Mėgaujasi jogurtu. Šiek tiek. Bet nepanašu, kad jį po truputį valgo iš jos kondicijos. Panašu, kad yra smakė. Prieš kamerą. Čia kaip net šitą Kristina Ivanova prieš kamerą sako, kad mažai valgo, nors iš tikrųjų tai jo. Sovietam. Skamamėlis. Viskas. Aš gal vertinsiu. Man labai yra gerai, kai yra labai nedaug ir viskas yra iki galo saldus, skanu, kaip ir jogurto mažas indelis atsidarai, skanu, nedaug, pavalgiai, super. 30 balų. Aš duosiu 20, nors man visai patiko, kad vėlgi katė labai sužmoginta. Nu, taip tikrai žmogiškai labai ragavo tą jogurtą. Bet, nežinau, talento tame didelio neižvelgiu, tai 20 užtikrintai. Duočiau. Aš buvau skeptiškai nusiteikęs, nes galvojau, kad katė tiesiog palaižys jogurtą, bet kadangi jinai valgė iš letenėlių, tai buvo gražu. Aš duodu 30 balų. Aš duodu 20 balų, nes aš esu mačius ne vieną katę, kuri valgo su ranka. O tai ką tu norėjai, kad su šaukšteliu dar valgo? Aš norėčiau, kad katė valgytų su šakutėliu peiliu, kaip jūs siūlėte praeitoje laidoje, gerbiamas kolega. Nes tu jogurtą valgai su šakutėliu peiliu. Taip, 100 balų, pridūko iki tobulumo. 100 balų, bravo, ir paskutinis mūsų vaizdelis. Taip gaila, kad paskutinis. Man tai parašyta, kad čia muskatas, aš nežinau, kas tai bus. Šampanas. Kažkas atnešė šampaną. Ai, tai tuoj suėsim apsva ir baigsim. Pristatyk! 5. vaizdelis, katinas muskatas. Gerai, ne? Ką čia daro? Labai gerai, leiskit. Jis nori kažką pasakyti. Darbo biržą. Meilužis yra spintai. Kur tu esi, Rainytų, aš tave kaimynas, aš nudėsiu tave. O kur tu čia nėra? O čia yra. Nu! Nepakenčiu, kaip pas mano žmona, kas nu... Ką? Ak, tu balkonė gal, ne? Bet tikrai, bet ko jis stebuklinga situacija, bet jis irgi žmogiškai, kaip žiūrėjau, kur... Jo. Super! Ach, tu čia! Bet žiūrėk, tai dar ir nebeįdomu. Nieko nėra.
Kur jis pasislėpė? Na, vyrai. Aš vertinu 30 balų, puikus katinas, labai linksmai. Jeigu jis būtų neatidaręs spintos, aš galvojau duodu 20, bet kadangi atidarė durelės, aš duodu 30 balų. Man patiko. Jėga. Tas jo toks plėšimas, ne taip, kad kažkur taip. 30 balų. Stipriai, vyriškai, aiškiai. Kur Siekia kaimynas? tikslo iki galo. Kur Taip. kaimynas, kuris spintoje slepiasi? 30 balų. Nu, mane būtų dar labiau sužavėję, jeigu jis būtų išsitraukęs raktelius ir atsirakinęs tas duris. Jo, bet visa tai, ką jis darė, yra tikrai puiku, aš irgi 30 balų duodu. O aš nemėgstu kačių. Ką? Bet ne katėk. Gerai, 30 balų, geras katinas, šitas geras. 120 balų, visos, sveikina mus katą. Ir kągi. Tadadam, jūs balsuojate internete, bet prieš tai mums reikia išsiaiškinti, kas dar skirs 30 balų papildomus. Kas skirs, mes žinom, skirs Paris, o kam skirs, pamatysite dabar pat netrukus. Wow. Eik, pažiūrėk, kur valgyti. Eik, pažiūrėk, kur valgyti yra. Eik, nu. Einam, pažiūrėk. Ne, pariukai, pari. Ką man iš tos lėkštės valgyt? Pari, ateik. Pariukai, pari. Nelengvai, bet užtikrintai Paris renkasi trečiąją lėkštutę ir 30 papildomų taškų atitenka Oviui. Valio! Mes su jumis pasimatysime kitą ketvirtadienį. Laukite naujausios laidos Zuzu ir nepamirškite balsuoti internete. Gero laiko jums ir jūsų augintiniams. Ate!